Powerbankai gerai kelionė. Keliausiu, tai bus zaibys tokie powerbankai kokius. 4 pasiemi, 8 valandas važiuoji, bomžauji, po to degalinį, ar kur sustoji, viską pasikrauni. Viskas pasikrauni, pailsi, pamiegi. Ir po to toliau hujaninį bomžauji. Vėl bomžauji kokias 80 valandų vėl kely. Ten degalinėse sustoji, ten prie statelių kažkur. Pavažiuoji vėl, po to bomžauji. Taip hujarini visada. Beveik visada streamas 24/7. Jo, ACDC lėksiu. Ne, šitos powerbankus jau greit krauna. Vakar tik įdėjau krauti per 5 minutės, blėt. Pakrovė 10%. Tai skaityk 30 minučių kokių 40 powerbankas pakrauti. Va, kur aš išvažiavau? Va, gerai, va, čia Viada. Tiek kapišonų prisidės, kad nebepamačiau, kur Viada. Bus suskarbėlkio, ar nebus. Kol kas tik kava. Koks valandinis šiandien, blėt, prastokas. Prastokas šiandien valandinis. Kada bus kokėlių vakaras? Kitą mėnesį bus, nes šitą mėnesį bus kitas kontentas dar. Šitą mėnesį dar kitas kontentuvas, blėt, čia gali būti, kad prarinkta, na. Gali būti čia, kad biškai prarinkta. O gal ir ne. Gal aš ir klystu, kas čia. Monster Energy. Dar kažkokia tara. Blėt. Kam jie tos karbonkės sulanksto, blėt. Kaip nevirškinu, kaip skarbės sulanksto. Gal prisiduos. Gerai, čia daugiau nieko nėra. Prisiduos. Pažiūrėkit, kaip skarbės sulanksto, mano pinigus sulanksto, pizda. Gal ir čia dar kažkas bus? Ne, čia irgi nieko nėra. Sorų papūs, ne, na, čia nepripūsi, vama. Va, kokia dirka padaryta, blėt. Laužo pinigus, blėt. Tiesa. Gerai daro, laužo pinigus. Ir dar kažnas ar prisiduos jinai. Nu, pas mane tai nemažai skarbių prisiduoda šį. Čia kartonas. Kas čia kartonas? O čia maišai gal ir netikrinti, reikia pažiūrėti. Tai. Čia nieko, čia irgi nieko. Visur tuštuma, na. Nu, pohui. Čia beveik 20 centų yra. Čia 15 centų, nes ta skarbė nežinia ar prisiduos. Ten neskarbė buvo. Čia tai skarbė, va, depozitas. Va. Tai šiandien tai biznis eimas. Nu, dabar ProBro. Prie ProBro jau reiks vėl parūkyti. Bet aš dedu vilčių, kad šiandien prastai renkas, o rytoj bus pasaka. Nenorėka kiekvieną dieną surinkti dieną, blėt, po 5-4 eurus valandinį, blėt. Ar ten po 3 eurus. Būna tokių dienų, sakiau, kad apšė basta būna. Nu dabar žiūrėkit, ką jinai čia daro. O, čia jisai, blėt. Pasiklystė žmonės, na.
šeštadienį bus rojus. Kodėl sakai, šeštadienį bus rojus? Nemanau. Nemanau, kad šeštadienį rojus. Oi, bleči, kurva kaip jie lėtai važiuoja, na. Tuščias kelias, jie savo prisigalvoja be reikalingų kliučių, na. Nu va, šitas su Mustangu žino, bleči, kaip važiuoja, na. Ai, pas manegi žiežigalkę sugedus, bleči. Negalėsiu parūkyti, na. Da, bleči. Blogai. Blet ir plovykloj mažai žmonių. Turėtų būti daugiau, blemba. Nu jo, šiandien sakau tokia. Nu, oras, matot, fujovas dėl to. Dėl to čia šiandien viskas taip. Tuščia plovykla beveik. Jo. Kitą savaitę bus labai geras oras. Kad aš žiūrėjau nelabai kitą savaitę. Per Google žiūrėjau, tai irgi panašiai kaip ir šitą savaitę. Prastas oras irgi man per valandinį muša žiauriai. Svarbiausia, kad kaip bomžausiu Palangoj, kad oras geras būtų. Šitas svarbiausia čia. Nes ten tikrai valandinis būtų geras šiandien. Nuo pirmadienio atšilimas plus 15 ir galės savaitės jau rimtai? Bliat! Tai kitą savaitę gal man bombinė bus? Gal kitą savaitėlę man bombinė bus, klausyk? Jeigu kitą savaitę, tai ką? O! Gali būt, kad čia Raimis nuravus gerai pinigų. Bent iš pirmo konteinerio matau kažkokius čia baliat. Taip, žiūrim, pirmas konteineris. 10, 20. Čia ne depozitas, kol kas 20. Nu, 20 centų. Iš pirmo konteinerio gerai. Visai neblogai. Ar vertėja čia važiuoti, kol kas dar nežinau. Taip, žiūrim toliau. Taip, žiūrim toliau. Čia kol kas nesimato nieko. Čia tuščias. Čia dar prie kontekų yra, tai čia dar ne pabaiga. Ir jie nevalyti svarbiausia. Taip, čia žiūrim. Blet, įkiša čia paraloną kažkokį, blet. Ir čia tuščia, blet. Negi iš visų kontekų tik 20 centų bus. Ateina čia vyko konkurentai. O, kažką dar pamačiau, atrodo, vieną skardį. Ai, čia Lenkų. Tak, ne. Negi čia tik 20 centų bus. Sau. Da, blėt, gali būti žopa. Net žiemą buvau geriau radęs karvių. Čia pakeistas, atrodo, nesenai. Čia nieko. Tai Lenkuose depozito nėra. Labas, gintarė. Lenkuose yra jau depozitas ir Lenkuose kažkada norėčiau pabandžauti. O, nu, bent ne 20 centų, jau dar 10 centukų. Taip. Čia tuščia. O, ble, švirkštų pridėta, naktį. Čia tai rankas nekiš, nelabai kiši, naktį. Būgi žinoma, gal ten nuo kokių. Taip.
Pirmą kartą konteinerį švirkštas pamačiau, ble, per tiek laiko bomžauju 1,5 metų, pirmą kartą konteinerį švirkštas pamačiau. Gal jie ten, žinot, ir nieko blogo, gal ir blogi, ble. Bet uždaryti tvarkingai gerai, na. Dėl to ir visada žiūriu aš į konteinerio vidų iš pradžių. Visada žiūriu į konteinerio vidų, kur aš ranką kišu. Net vieną kartą žiūrkę gyvenime esu matęs konteinerį. Ir vieną kartą švirkštą, blėt, o šiandien. Gal panaudot dar galima? Ne, na. Aš nekenčiu švirkštų. Ble, tai negi čia tik 3 skarbės bus, ble. Nu, čia gal kažkas, ble. Да, ну нахуй, tipo tik 3 skarbės, ble. Vijada nedaugiau buvo, ble. Nu, ble. Pizda. Хуйня, 3 skarbės. Visi gandai pamatė žiūrkę, eina nahui ten kokį jinai riebi buvo. Aš net nesupratau, ar jinai tenai Блядь, negyva jaučiu buvo, bet, blėt, tokio didelio, va tokio didžio žiūrkė, no. Pizda tokia, nu, na. Labai taip, Iš pradžių, kai pažiūrėjau, galvoju, jį gyvą, net patraukiu, net aš šokau nuo to šiukšliadėžės, bet po to vėl žiūriu, jinai, karočią, negyva, man atrodo, buvo. Taip, reikia parūkyti, nafig, pamėginti. Pabomžavom. Reikia parūkyti. Jeigu išeis prisidėk, nafig. Reikia pasimti kaip augintinį. Kaip augintinį. Nu, tikiuosi prisidėk žiebtuvėlis, ble. Kaip aš tokį žiebtuvėlį lievą pasiėmiau, nafig. Taip. Nu, pavyko prisidėti. Reikėjo priglausti. Ką? Ką priglausti reikėjo? Oi. Ir kiek valandų darysi laivą? Nežinau, kol neįsikrausiu viskas. Kiek aš jau laivą darau? 2 valandas? Nu tai dar kokias 2 valandas darysiu. Dabar jau